Bet pradėkim viską nuo pradžių. Aš Monika, o čia Ramūnas. Pirmiausia, įsigijom sodybą. Namas pastatytas 1934 metais, paskutinį kartą renovuotas 1974. Bendra sodybos teritorija šiuo metu yra kiek mažiau nei 90 arų. Teritorija ribojasi su upeliu bei dirbamais laukais. Pirmą kartą atvažiavus ir pamačius sodybą, aš ją įvertinau taip. Šiaip vieta tai žiauriai patink, bet nams tai ne kažką. Nežinau, ko tikėjausi iš seno namo, bet dabar norėčiau žvelgti išoriškai matomus trūkumus. Namas turi labai nedaug smulkių trūkumų. Kiaurą stogą, labai prastą elektros įvadą, vieną virstančią sieną, būtent šitą, kuri yra suvaržyta, kad nenugriūtų. Dar vienas trūkumas, kurį reikia skubiai pašalinti ir šiandien tai bandysim padaryti. Tai yra nugriauti priestatą, dėl kurio kalties galvojam, kad šita siena nori atsiskirti. Čia yra antras įėjimas į namą. Žinoma, kad turėjau kažką pamiršti ir nepaminėjau vietomis neaiškios pamatų būklės. Mūsų pirminis tikslas dėl šio namo yra paversti jį gyvenamu, renovuoti ir jame apsigyventi. Kaip mums seksis, pasidalinsim, o dabar laikas kibti prie darbų. Raktų nuo priestato neturėjom, todėl turėjome į jį veržtis jėga. Įėjus į vidų nieko ten neradome, apart senų rakandų, kėdžių ir spintelės. Einam griauti. Prie kameros. Pradžioje iš priestato išsinešėme visus daiktus. Kai nebeliko nereikalingų daiktų, Ramūnas įvertino, kur reiktų pradėti ardyti stogo dangą. O aš pritaikysiu savo ekspertinės žinias, įvertinu konstrukcijos būklę ir koks galėtų būti antrinis žaliavų panaudojimas. Rastų, nežinau, čia net rastais nepavadinsi. Joninėm suais. Pasitelkęs pačią moderniausią bei saugiausią įrangą, Ramūnas pasikėlė ant stogo ir pradėjo ardyti stogo dangą. Gal šalmą man užsidėti? Aš galvoju. Saugumas yra svarbiausia. Bam! Pradžioje galvojame, kad šitą nedidelio ploto stogelį galėsime nuardyti labai greitai ir tvarkingai, tačiau šiferis buvo visiškai sutrešęs ir nusiiminėjo tik gabalais. Stogo nebėra oficialiai. Ant stogo turim daiktų. Ant stogo Ramūnas rado pavienių batų, įvairių metalinių smulkmenų Tos kažkada tikrai turėjo potencialą. bei sovietinių vaistų buteliukų. Aš tvarkau, o viršininkas griauna. Aš noriu griauti. Metam lentikės. Dirbam įsijuose. Ramūns viską pilnom saujom. Aš tai tik po vieną. Ramūnas griauna lubas. Kaip popkornai. Kaip naujametiniai fejerverkai. Tuoj viršus griūs. Tu baigei jau? Gali aš eit palupti ką nors? Gerai, tai kadangi gavau leidimą, aš noriu daryti kitaip. Žopų žyda nesupilvo per tiek metų.
čia įvaryta tokia vinikė. Oho! Oho, kas per... Nežinau, nei nuo ko pradėti. Nei ką čia dabar daryti. Čia žiūrėk perspėks. Gerai. Bandau. Šitą laiką. Pasiduodu. Šita lenta ne man. Ne mano jėgoms. Kartais reikia pripažinti silpnumą. Atrodo, vos kelias minutės praeina, bet vis mažiau visko lieka. Ta siena yra labai nestabili. Kuri? Šita. Šita, va šita. Bet tu čia to neišsiėmei. Teoriškai jis turėtų nukristi su šituo. Tai teoriškai ir praktiškai aš turėčiau atsitraukti. Tikrai taip. Tikrai taip. Gerai. Ir gal dar atsitraukti, netgi dar toliau. Dar sakė atsitraukti. Na, atsitraukiam. Ramon sako, Ramon žino. Teoriškai turėčiau aš nenukristi. Aš nenoriu kritikuoti tavo darbą, bet gal reiktų nuo viršaus pradėti. Čia taip tylu yra, kad nuo mūsų girdžiu net aidą. Ne, aš atsitraukiu. Jo. Ir jis nusiridena. Pastriga, ne? Tai gal dabar išsinešti reik viską vėl, kad ten būtų fainiai. Susitvarkom namus. Labai saugu. Oi, čia veiksma. Kabum. Turėjom gražią aplinką, dabar turim krūvą šiukšlių. Mano vyro pagrindinis instrumentas. Čia yra visiška totali meilė. Besąlygiška. Gal šitą? Opa! Aš irgi dirbu. Ir šitoje vietoje aš užlipau ant lentos, kurioje buvo vinės. O Ramūnas reagavo štai taip. A, jis smiga? Ateik, pažiūrėk. Čia juoda prasidrėskit. Dyrau. Nepaisant patirtos traumos, darbus tęsėme toliau. Oi, geras. Tai dabar tą verčiam. Bet ten reikia atlikti, nes čia... Nieko nereikia. Nereikia tam... Stam tiktais. Rankų matyti. Da. Atsargiai tam pusmetas. Kas neužgaut. Palatinį tą pusmetą. Jos nebėra.
Tai va, atvėrėm vienai pusėje fasadą. Nardėm, kaip ir žadėjom. Dabar lieka tik susitvarkyti šitą malkų krūvą. Viskas padaryta taip, kaip turbūt, nežinau, kaip jie vadinas, bet anksčiau samanas dėdavo po čia šiltinamoji medžiaga užpildyti tarpus tarp rąstų. Kad ir kaip besistengiau, bet puikiai galima matyti, kad Ramūnui griovimo darbai sekasi kur kas geriau nei man. Bet aš dar jauna ir tikrai pasitaisysiu. Projektas ilgas, o griovimo darbų nusimato nemažai. Tu manim abejoji, kad mes galim tai padaryti. Neabejojau, tiesiog sakau, nereikia užsibrėžti bele kiek. Skuduriukais iškamšyta. Pelie! Radom vargšę pelytę, kur ją dabar turėčiau dėti. Visko žmogus gyvenime randi. O čia radau pelę. Čia buvo pelės griaučiai. Žadėjom, nugriovėm. Dabar turim belekiek šiukšlių, ne šiukšlių, medis nėra šiukšlių, medis yra panaudojams ir dar kai ką panaudosim. Kažkur prie bendros idėjas. Šios medienas kažkokį DIY padarysim. Tiksliau aš padarysiu. Aš čia turiu milijoną planų. Visada. Tai jau pradėjo temti. Už kelių minučių bus tamsu. Ramūnas laiptelius ridena. Darbą šiandien baigiam. Ką žadėjom, tą padarėm, nugriovėm. Šiandien viską paliksim taip. Rytoj atvažiuosim, gal bandysim susitvarkyti. Svarbiausia darbą atlikom, šitai sienai spaudimą sumažinom. Ir dabar, nu jo. Tai tiek žinių, darbai šiandien baigti. Viskas nugriauta. Ir darbuosimės rytoj toliau. O pabaigai galiu pasakyti, kad teko nuvykti į skubios medicinos pagalbos skyrių, apžiūrai bei pasiskiepyti. O dabar Ramūnas jums siunčia naujametinį linkėjimą. Sveikatos, laimės. Sveikatos, laimės. Pinigų daug, daug pinigų. Bet jeigu sveikatos yra, tai ir pinigų bus. Jo, sveikata yra brangiausias turtas. Malkų, kad niekada netrūktų. Tai čia prie sveikatos. Jo, jeigu bus sveikatas ir malkų bus. Gausi ir malkų.